Sveiki, mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė arba taroskopas avino ženklo atstovams Liepos mėnesiui. Parašykite ir pakomentuokite, kaip jums praėjo birželis, kas pas jūs buvo birželį, kas atitiko. Visiems labai dėkinga tiems, kas komentuoja, duoda reakcijas. Ačiū jums labai. Ir žiūrim, kasgi laukia Liepos mėnesį avino ženklo atstovų. Pradedam, kas norėtų asmeninės prognozės Liepos mėnesiui, galite parašyti man čia TikTok'e arba mano puslapyje Facebook Ask Tarot Liudmilos tarologinės prognozės. Asmeninės prognozės kaina Liepos mėnesiui iš pagrindinių jūs laukiančių įvykių 10 eurų. Visos kitos prognozės metams į priekį, įvairių sričių, darbo, asmeninio gyvenimo, sveikatos, jūs galite rasti čia mano tinklapyje, kuri nurodau apačioj, būrimas Taro kortomis LT. Ten galite užsakyti ir amuletus, ir bet kokią jums tinkamą Taro kortų būrimo dėlionę. Taip, žiūrimgi mano mėlieji avinai. Kasgi jūsų laukia Liepos mėnesį? Taip, traukiu kortas. Avinai, Liepos mėnuo, žiūrim, kaip praeis jūsų Liepos mėnuo. Taip, pradžia mėnesio, iškrenta korta 9 kardai. 9 kardai tai gali būti kažkokie pergyvenimai. Arba tai gali būti sugalvotos jūsų baimės, mano brangieji. Tai yra tuomet, kai jūs kažko tai bijote, jūs perdėtai bijote, jūs tarkim iš musės išpučiat dramblį, tai yra mūsų pasąmoninės baimės. Baimė gali būti bet kokia. Baimė kažkur tai išvykti, baimė priimti sprendimą, baimė kažką pasakyti ir taip toliau. Žinoma, baimė kažką tai keisti. Žodžiu, tokios įsivaizduojamos baimės, mūsų šablonai, kuriuos mums, taip sakant, įpiršo, arba socialinės programos, mūsų auklėjimo, tėvų programos ir taip toliau. Tai paprastai išgalvotos baimės. Žinoma, pagal šitą kortą gali būti, kad jums, pavyzdžiui, sapnuojasi kažkokie tai blogi sapnai ir jūs tokiam nerime pradedat save pumpuoti, kad kažkas tai galbūt atsitiks negero ir didinat tą nerimą. Bet sapnai tai yra tik sapnai. Taip, tai atspindi kažkokios mūsų, sakykim taip, mintis, protas kūrė ten visokiausius scenarijus, bet sapnai, nereikia taip labai jau tragedizuoti ir labai rimtai į tai žiūrėti. Tai tiesiog bandykite, sakykim taip, save nuteikti visada, kad tos baimės yra nepagristos. Taip, toliau yra korta 6 kardai, tai gali būti korta, kuri reiškia arba kelionę, jūs kažkur tai išvažiuosite Liepos pradžioj, gali būti kelionė, dabar atostogų metas, žinoma, kažkur galbūt važiuosite pakeliauti, atostogauti, pailsėti, o gali būti persikraustimas, persikėlimas, irgi galbūt keisite gyvenamąją vietą, galbūt surasite kažkokį kitą gyvenamąjį būstą, galbūt išvažiuosite į kitą miestą gyventi, ar netgi į kitą šalį. Šiaip tai šita korta irgi sako kartais, kad žmogus plaukia pasroviui. Vat matot, įlipo į tą valtį ir plaukia tarytum pasroviui. Tai paanalizuokite, galbūt laikas jums jau, imti, matot, kitas žmogus valdo valtį, paimti ir valdyti pačiam tą valtį, tą savo gyvenimo kryptį, o ne tiesiog laukti, kur jūs, srovė nuneš arba kas už jūs, nuspręs kokią kryptį priimti. Taip, toliau eina korta kardų karaliaus ir korta pasaulis. Žiūrėkit, pagal pasaulį tai irgi paprastai būna kelionė, pas kažką tai galbūt atvažiuos tas kardų karalius, gali būti taip, kad pas jūs, jūsų atvažiuos jūsų partneris, mylimasis, susitikimas bus, galbūt jums pasiūlys kažkur tai išvažiuoti, pakeliauti, gali būti susitaikymas, vėlgi, jeigu su šituo žmogum, kardų karalius, tai paprastai oro stichijos
stichijos atstovas, tai gali būti dvyniai, vandenis arba svarstyklės pagal zodiako ženklą. Jeigu buvote susipykę, tai gali būti, kad vat, susitaikymas irgi pirmoj mėnesio pusėje jūsų laukia susitaikymas. Taip, toliau laukia kažkokia tai šventė. Ir, sakykime, taip, nu, vat, žmogus džiaugiasi. Šventė gali būti, nu, pavyzdžiui, kažkoks tai jubiliejus, kažkoks tai, va, ten krikštynos, vestuvės, nu, galbūt kažkur tai dalyvausite. Toj šventė, jinai tokia grandiozinė, didelis pasiruošimas gali būti pagal 8 pentaklius. Jums reikia, nu, labai pedantiškai, labai detaliai pasiruošti. Galbūt jūs kažką tai padedate, organizuojate tą šventę kažkur tai, va, viską reikia apgalvoti, sugalvoti ir padaryti, ne? Tai vat, labai irgi neblogos kortos, jos tokios džiuginančios. Pagal lazdų kortos tai yra visada tokia pozityvi, įkvepianti energija, kuri atneša mums džiaugsmą. Atneša džiaugsmą nuo, vat, vėlgi nuo to kažkokios tos veiklos, kurią mes užsiemam. Tai vat, tikriausiai jums tai patiks tai, ką jūs darysite. Taip, yra korta pentaklių tūzas. Šiaip tai labai gera korta, tai yra gero šanso korta, tai yra materialių gerybių korta. Bet sekanti korta 7 lazdos, jinai biški, sakykime, taip įneša to deguto šaukštą į bačką medaus. Nes tai yra, kad, vat, sakykime, taip, gauti tą materialinę gerybę, ne, va, tą šansą, reikia kažką tai dar padaryti. Reikia pakovoti, atkovoti ir praeiti tam tikras kliūtis. Tai vat, jeigu kažkas laukia šanso ten, pavyzdžiui, gauti kažkokias geras pareigas, įsidarbinti geram darbe, galbūt kažkokių tai kilimų karjeros laiptais, tai vat, jūs susidursite su kliūtimis. Kaip tas kliūtis įveikti būtų geriau? Nu, vat, galite irgi kreiptis pas mane ir sužinosim, pasižiūrėsim, kaip geriau būtų jums gauti vat, tą šansą, kad jisai nuo jūsų nepabėgtų, vat, matot, kuris bus jums suteiktas, kad geriau jums būtų lengviau įveikti tas problemas ir kliūtis jūsų kelyje. Kaip čia būtų geriau, nes, nu, vat, paskutinę kortą eina korta 2 kardai, tai yra tuomet, kai žmogus tokioj, vat, nežinomybei, kryžkeliai, žmogus nežino, ką daryti, abejoja, dvejoja, lyg ir, vat, šviečiasi tas šansas kažkoks tai geras, ne, vat, tas, kurio jūs norėjote, tas pasiūlymas jums naudingas, bet atsiranda kliūtis, atsiranda problemos ir jūs nežinote, kaip čia geriau būtų išsivaduoti iš tų problemų ir iš tų kliūčių, kaip geriau būtų išspręsti tą problemą, kaip, nu, to šanso nepraleisti, kaip jį iš tikrųjų gauti, nu, vat, ir turėti jau, vat, savo rankose, irgi, va, taip, čia ištesta ranka lyg ir siūlo jums pagaliau kažką tai, ko jūs norite, ko jūs tikėjotės, bet atsiranda kliūčių, netikėtumų, problemų, kurių jūs, nu, va, turite iš pradžių įveikti tam, kad pagaliau, va, tą šansą galėtumėte paimti savo rankas. Taip, ir išimsiu paskutinę kortą, koks bus, nu, bendras fonas mėnesio. Korta mėnulis. Tai vėlgi reikia labai atkreipti dėmesį į savo nuojautą. Klausyti nuojautos ir vidinio balso. Nes čia yra tikrai neaiškumo, miglotumo situacija, kuomet tokia, vat, neaiški, miglota situacija, kurioje jūs, nu, vat, kaip ir nežinomybei ir, nu, vat, kaip čia pasakyti, dėl kažkokių tai priežasčių negalite susikaupti, susikoncentruoti ir, vat, atitinkamo priimti sprendimo pagal kortą mėnulis. Vat, visokių gali būti kliūčių. Tai, vat, jeigu būtų kažkokių tai problemų, kliūčių, jeigu, vat, jums nežinoma būtų, kaip, kokius veiksmus kokius veiksmus padaryti tam, kad išeiti iš tos situacijos, visada galite parašyti man, kreiptis pas mane ir šiaip jūsų, čia yra bendra prognozė visiems avino ženklo atstovams, o kas norėtų savo asmeninės, žinote, kur rašyti, kad ir čia tik tokia, visada esat laukiami. Sėkmingo jums Liepos mėnesio.